Sveiki, aš esu Tautė Bernotaitė, rašau ir redaguoju tekstus ir esu žurnalo N-Win redaktorė. Šiandien su jumis noriu pakalbėti tema, kuri nėra linksma, bet noriu pakalbėti neliūdnai dėl to, kad turiu kuo pasidžiaugti. Taigi pakalbėkime apie kailinius. Mano santykiai su kailiniais nėra neutralūs. Prieš 4 metus dėvėjau tokius gelsvai rudus kailinukus ir tie kailiniai žymi mano asmeninių santykių su draugu pradžią. Todėl man yra gana brangus. Tačiau jau porą žiemų tų kailinių nebedėviu, todėl kad dabar jau turiu daugiau informacijos. Žinau daugiau. Aš sužinojau, kad gyvūnai turi savo psichologiją, kad gyvūnai turi protinių gebėjimų, ne ką mažesnių kai kurie už tam tikrus žmogiškuosius protinius sugebėjimus. Ir šita informacija mane išlaisvino. Gal žinote apie Platono olą? Tai tokia filosofinė alegorija, kad žmonės tūno prirakinti grandinėmis oloje ir mato per plyšį tik tai daiktų atspindžius. Tai aš manau, kad prieš 4 metus aš buvau tas žmogus prirakintas grandinėmis, nes apie kailinius tai žinojau tiek, kad tai yra drabužis. Kad tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas dėvėti kailinius ar dėvėti nekailinius. Labai paprasta. Bet iš tikrųjų, kai sužinojau apie kailinių industriją ir kad joje yra gyvūnai, kurie yra tiesiog individualybės, aš pasijutau laisva pasirinkti nedėvėti kailinių. Ir supratau, kad iš viso sprendimais negalima vadinti nieko, ką žmogus pamąsto, žinodamas tik vieną reiškinio pusę. Todėl šiandien linkiu mums visiems pasidomėti kailių užkulsiais, gyvūnais, gyvūnų pasauliu, gyvūnų gebėjimais.